Nu, o noriu savo rezultatus papasakoti. Pirmiausia, tai vis tiek man jau 82, buvo tokia anksčiau depresyvi nuotaika, nieko nesinorėjo, nei kur eiti, nei su kuo bendrauti. Kai pradėjau naudoti tuos produktus nuo balandžio mėnesio, atsirado energijos ir negaliu nustygti namuose. Norisi dalintis, norisi bendrauti. Tai aš pagal taip tokių jokių lygų neturėjau. Ačiū Dievui, nei sąnariai neskauda, nei kur nors neskauda. Visi sako, tai ką, tau niekas neskauda? Sakau, nu ačiū Dievui, neskauda niekas. Nu kaip taip gali būti, sakiau, aš ląstelių maistą naudoju, tai kaip jau, pamaitintos ląstelės, nu ir sveika mergaitė. Tai pirmiausia, ką pastebėjau, pas mane buvo aukštas kraujospūdis šokinėjantis. Dar iš ryto būdavo mažesnis, kai vaistus išgeri, o į vakarą 200 ir 180, ir svarbiausia, kad toks nestabilus, šokinėjantis pastoviai. Nu dabar kraujospūdis stabilizavosi, aišku, jis nesumažėjo daug, bet jau bent jau nebešokinėja ir tai jau didelis pasiekimas. Nu dar persirgau insultu, kaip tik prieš metus, bet prieš tai buvau naudojus kitos firmos ląstelių maistą, tai nežinau, galbūt ir tas man padėjo, kad tas insultas toks nebuvo labai stiprus, kadangi ir rankos, taip sakant, galėjau valgyti abiem rankomis ir kojos klausė, nu viskas taip normaliai. Tai čia tokia dabar dar vienas iš mano žmonių, tai pastebėjau, kad pas jį buvo seborėja, galvoje ir krūtinės. Ir taip jis karts nuo karto labai suaktyvėdavo. Tai kai pradėjo naudoti tos produktus, po kokių 2-3 mėnesių pastebimai pradėjo mažėti. Niežėjimas sumažėjo, raudonumas irgi dingo, viskas tarsi pagerėjo. Nu, o šiaip tai šito probiotiko, tai irgi tokie atsiliepimai, kad jeigu tik pajunti pirmus požymius, tai porą pokelių įkali iš karto ir šilto vandenuko užgeri ir viskas, jis atsikeli sekantį rytą kaip agurkėlis. Viskas gerai. Tikrai taip. Taip, kad rekomenduoju visiems naudoti, labai myliu produktus, labai noriu apie juos kalbėti ir dalintis. Sakė Praxeda, ačiū labai tau, 82 metai, bet aktyvumo Praxedos gali pavydėti bet kas. Jinai visur dalyvauja, jinai visur prisijungia. Žmogus matosi, kad domisi ir kad tikrai tą žinią nori teikti. Tai tikrai, bet ir savo, pavyzdžiui, matėt, kokį jums komentarą parašė, kad jūs nuostabiai atrodot, aš 82 metai labai gerai atrodot, va, Praxeda, koks nuostabus komentaras. Nematau, pas mane nesimato tų komentarų. Apačioje, va čia tai reikia paspausti, tai žodžiu, taip tikrai Praxeda ir atrodo gerai, ir jinai, žiūrėkit, ir jaučiasi gerai, ir jinai eina dar skleidžia žinutę šitą žmonėms, tai tikrai be galo dėkoju, gerbiu jūs ir yra iš ko pasimokyti. Ir svarbiausia, žinokit, aš ją ir gyvai kiek sutinku, visą laiką pasidažys, lūpytės rūžavos, sutvarkyta, pasipuošus. Nu, man tai, žinokit, tiesiog yra be galo moteriškumo pavyzdys. Tai va, labai labai ačiū jums, kad jūs esate tarp mūsų. Ir ką, judam toliau tada. Labai ačiū jums. Gerai. Kad mane priėmėte į savo kompaniją. Žinoma. Tai dar gavot, matot, komplimentų. Tai dabar nuostabi moteris, va, kiek pasipylė komplimentai. Tikrai moteris, negailėkit viena kitai pagirų. Tikrai mus visus motyvuoja, mes visi stengiamės dėl savęs, dėl kitų ir mes esam pavyzdys kitiem, ne? Tai gerai, labai ačiū.